dabar, aišku, yra pagrindinė problema su tuo, kad žmonės yra užsiauginę labai didelį riebalinę masę, kaip supaprastinai galima sakyti, tai yra, turi didelį antsvorį. Ir aišku, čia yra labai svarbus mitybos vaidmuo arba tas vadinamas blogas vaidmuo, nes mitybos kompanijos, aišku, yra suinteresuotos, kad mes valgytume kuo daugiau, kad galėtų būti parduodama kuo daugiau maisto. Ir maistas naudojamas toks, kuris yra skanus ir dažnai mes jaučiame alkį, net suvalgę nemažą jo kiekį, nes ten paprasčiausiai dažnai trūksta vitaminų, mineralų ir taip toliau. Ir mes jaučiame trūkumą, valgome dar daugiau ir dar ten yra dalykai įdedami, kurie stimuliuoja mūsų receptorius ir mes norime daugiau valgyti. Tai aišku, čia visų pirma yra didelė problema šiuolaikinėje visuomenėje. Bet atsirado dar per pandemiją, buvo labai pajausta kitas dalykas, kad fizinis aktyvumas, aišku, labai nukrito, nes buvo žmonių judėjimo apribojimai ir didelis kiekis žmonių pradėjo jausti ir psichologinės problemas. Ir vadinamas tas elgesio sutrikimai, padidintas neramumas, depresija pasireiškia labai didelis. Dabar, pavyzdžiui, manoma, kad apie 50% jaunimo jaučiasi, kad jie negali koncentruoti dėmesio ir tai vadinasi įvestas terminas neurodivergency, kurie reiškia, kad žmogus įprastinėje aplinkoje nesusitvarko su savimi. Tai dalis to galėjo būti susijęs su to, kad aišku izoliuoti mes turėjome mažai kontaktų, bet kita dalis yra ir susijęs su fiziniu aktyvumu, kuris leidžia tiek sumažinti tą dirglumą ir taip toliau. Įrodyta, kad depresiją galima sumažinti jos simptomus judant fizinio aktyvumo pagalba. Tai fizinis aktyvumas be abejo yra labai svarbus sveikatos gerinimo įrankis. Bet jo nereikia prieš pastatyti mitybai, nes gali būti, kad mes vieną dalyką darom korekciją, bet užleidžiam kitą dalyką, jeigu mes tik tai fokusuosimės į mitybą arba į fizinį aktyvumą per daug. Galima pasakyti, kad greito maisto plitimas yra labai intensyvus ir kuo daugiau šalis, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė, tai dar labiau kenčia nuo to, dėl to, kad ten yra dar daugiau greito maisto įstaigų, kurios yra atsidūrę ant kiekvieno gatvės kampo ir pasidaro maistas labai prieinamas ir daugelis žmonių prarado įgūdį gaminti maistą namuose. Ir jie labai retai gamina namuose, perka viską iš greito maisto įstaigų ir aišku, daugelis iš jų skundžiasi rimtomis sveikatos problemomis. Tai čia Lietuvoje tas irgi ateina, bet dar turbūt mes nesam pasiekę tokią kritinį lygį, kaip sakysim, Jungtinėje karalystėje. Ir taip pat irgi labai yra didelė diferenciacija, kas liečia, sakysim, fizinį aktyvumą. Yra rajonų, kur yra labai gera infrastruktūra ir žmonės naudojasi ir juda. Pavyzdžiui, nustatyta net toks įdomus dalykas, kad gyvenimo trukmė, tikima gyvenimo trukmė, mažėja vienais metais, jeigu važiuoji metro iš tokio miesto centro į rytų Londoną, sakysim, ten toks stotelė yra Barking, kur aš ten irgi gyvenau, tarp kitko, kur pasižymė viena trumpiausių gyvenimo trukmių. Tai ten toj vietoj tikrai yra sunku rasti mitybos įstaigą arba restoraną, kur būtų normalus maistas, kaip sakant. Daugiausiai vyroja picerijos ir greito maisto įstaigos ir žmonės jomis naudojasi. Tai aiškiai yra labai sluoksniuota. Dabar Lietuvoje irgi pasieksime tokį lygį, kai bus labai sluoksniuota. Yra rajonai, kur žmonės labai bus fiziškai aktyvūs ir bus rajonai, kur žmonės nebus taip aktyvūs. Tai aišku, reikia tada kažką tai galvoti, kaip tos žmonės aktyvuoti. Ir tai, aišku, tas plitimas tos sporto centrų idėjos periferijoje, tai labai gera mintis yra kažkaip žmonės įtraukti tą sportinę veiklą. Tik čia mes turėjom tokį specialistą, kuris domėjosi to fizinio aktyvumo skatinimo strategijom, tai aiškiai jisai, prisimenu jo nuomonę, kad jisai sakė, kiekviename rajone gali būti skirtingi poreikiai ir skirtingas rezultatas tų pačių priemonių. Tai reikia apklausti žmonės, įsigilinti, ko jie norėtų, pageidautų, o ne pulti kažką tai statyti ir tikintis, kad visi pradės to naudotis. Tai yra individualizuoti, tai reikėtų. Nors tai yra labai sudėtinga, aišku. Dabar yra toksai gan sudėtingas dalykas ir dažnai moksliniai rezultatai šiek tiek ekstrapoliuojami į ateitį. Ten, sakysim, yra kažkoks veiksnys, kuris sukelia vėžį. Ir dabar fiziniai pratimai
kažkaip tą veiksnio, sakysim, kažkokio signalo ekspresiją šiek tiek sumažina. Tai dažnai iš karto tas komentuojama, kad čia fiziniai pratimai gali išgydyti vėžį. Bet iš tikrųjų mes kalbam tik vieną ten kažkokį procesą ir taip kol kas fiziniai pratimai nėra naudojimų gydymo proceso kaip vaistas. Bet labai išplito taikymas fizinio aktyvumų gydant vaistais, kad galėtų padėti vaistų poveikiai. Sakysim, nustatyta, kad žmonės, kurie gydomi nuo vėžio, patiria labai didelius sveikatos sutrikimus dėl šalutinių poveikių. Ir tuos poveikius galima šiek tiek sumažinti, jeigu žmogus fiziškai aktyvus, nekalbant jau apie psichologinį momentą. Tai labai toksai sudėtingas klausimas, kur čia toliau mes eiti turėtume. Dabar be abejo, be tos vadinamos, kaip mes vadinam, genetikos arba genų, ten sporto, kai kurie sako, molekulinės sporto biologijos, nes čia apima ir kitus dalykus. Dar yra kiti tyrimai atlieka, pas mus labai daug ir sėkmingai tyrimus atlieka Komandulio grupė, profesorius Komandulio su sausgyslių ir jungiamo audinio pažeidomis, tai čia, manau, sporte labai aktualu. Po to profesorius Brazaitis daug metų dirba su temperatūros įtaka žmogaus funkcijai ir fiziniam pajėgumui ir taip toliau. Aišku, mūsų grupė bando išsiaiškinti kai kurios veiksnius, kurie įtakoja raumenų masę, pavyzdžiui. Tai čia be abejo kai kurios genus mes bandome patirinėti giliau, pavyzdžiui. Mes kurį laiką tyrinėjom tokį vieną įdomų veiksnį, kuris vadinasi miostatinu, kur mes turime to geno ir mes jie gaminame baltymą, kuris iš tikrųjų slopina mūsų raumenų masės augimą. Tai mes turim kontroliuojamą raumenų masės augimą. Ir tais atvejais, kai gimsta žmonės, kur turi mutacijas ir tas genas neveikia, slopinimas neveikia, tai raumenys užauga labai dideli. Tai dabar kiek jis gali būti naudojama, kokie veiksniai gali būti naudojami natūraliai, kaip padidinti ar sumažinti to baltymo veikimą. Tai mes atliekama keletą tyrimų. Pasirodo, kad tų pelių, kur turi labai didelis raumenis, atrodo jos stiprios, bet nėra tokios stiprios, nes baltymai, kurie pas mus yra raumenyse, ne visi atlieka kontraktilinę funkciją. Tai sudaro vaizdas, kad ten prikaupta visokių tokių baltymų ir ta kokybė raumens, kaip mes statistiškai suprantame, yra mažesnė. Tai daug buvo galvojama, kad ta miostatino slopinimas gali būti taikomas kaip dopingas. Bet pasirodo, kad tas slopinimas gali turėti ir neigiamų pasekmių. Ta prasme, kad, pavyzdžiui, raumenys, kurie tų pelių raumenys, jie buvo mažiau atsparūs pažeidai. Patirdavo žymiai didesnę pažaidą. Tai jos praktiškai tikėtina, kad tos žmonės slopintų miostatinu negalės treniruotis tiek daug. Tai čia vėlgi yra tik tai gyvūnų tarpe, kaip sakant, pelių tarpe mes tos tyrimus statėme. Žmonėm mažiau žinoma, nes niekas iš tikrųjų nenaudoja taip žmonių fizinio aktyvumo tyrimuose to dalykų. Tai kas liečia genus, tai yra, kaip sakiau, yra problema šiek tiek platesnė, tik tai atskirus genus tyrinėjom, bet ir kaip, pavyzdžiui, mityba veikia į kai kurių genų išraišką. Tai gaunasi šiek tiek toliau nuo genetikos pačios.